Sveiki, čia One su vadovais, kur kalbamės apie žmonės, komandų ir verslo auginimą. Aš Karolina ir šiandien svečiuose Donatas Mailys, Bilo vadovas ir vienas iš įkūrėjų. Šiandien Donatas mums papasakos apie geriausią savo priimtą sprendimą, kuris iš tiesų buvo atleisti žmonės. Labas, Donatai. Labas. Pradėkim gal nuo šiek tiek konteksto apie tave ir apie Bilo. Gal tu gali pasakyti, trumpai gal papasakoti, kur dabar yra Bilo ir kur galbūt koks tas kelias nusimato ateinančiais metais? Dabar Bilo gyvena geriausius metus istorijoje ir jie jau dabar 3 mėnuo prasideda. Niekada nebuvau taip patenkintas komanda, kaip esu dabar. Niekada nejaučiau tokio bendrumo ir vienos krypties kaip dabar. Aišku, prie to prisidėjau ir pats, ir komanda. Yra daug dalykų, kurių nekontroliuojam, kurie yra gerai, kaip rinkos dėsniai. Tokie dalykai, ant kurių statėm savo, kaip čia, pasirinkimus ir kurie pasteisino. Žodžiu, labai geri laikai. Komanda mažesnė negu prieš 3 metus, apyvarta didesnė, produktyvumas didesnis. Išgyvenom geriausius savo metus. Sakyk, mažesnė, ar ne? Kiek jūsų dabar yra? Virš 40. Okay. Tai visai vis tiek turbūt nebepriskiriama prie mažųjų, startupinių komandų. Užsiminiai, kad didžiuojas, ar ne? Tai kodėl? Tarsi, kas yra tie dalykai turbūt apie žmonės, apie komandos narius, kuriais labiausiai didžiuojas? Jo, tai visokių čia tų patirčių gyvenime teko paturėti, tai labai džiaugiuosi, kad atėjom iki tokio lygio, kur, sakyčiau, nėra jokios nereikalingos politikos. Nėra debatų apie kaip čia padaryti, kad visiems būtų gerai. Visada yra tiesos paieška, ką aš pričinu, sakau, darom, mes ieškom tiesos visados. Tai taip labai trumpai tariant, o jeigu taip praktiškai vardijus, tai aiškiai labai kryptis, kur einam, aiškios labai taktikos, kaip tenai einam. Yra aibė nežinomųjų daug, ko mes aišku nekontroliuojam, įvykdant savo strategiją, savo veiksmus, bet jaučiasi, kad komanda yra tokia su geru vadinamu mindsetu ar mąstymu, kad daryti, ką reikia daryti, adaptuotis prie situacijos ir dirbti taip labai labai komandiškai. Sunku praktiškai įvardinti tai, reikia tai pajausti turbūt, nes čia turbūt visaip galima interpretuoti pagal asmeninę patirtį, bet tokie dalykai. Ir aišku, šalia tų veiksmų yra rezultatai, kurie gerėja. Tai tas džiugu. Okay. Tu su Bilo esi daugiau negu 6 metus, ar ne? Taip, daugiau negu 6 metai ir galima dar sakyti, kad prieš tai dar buvo 1 metų, kur auginome patirtį, kad pradėt Bilo kartu su co-founderiu Tadu. Ar ta patirtis ir koks tu vadovas buvai, tada ir turbūt koks esi dabar? Kur yra tos vietos, kur labiausiai jauties paaugęs? Jo, tai tokia lyderystė, vadovavimas prieš ir po. Žiauriai sunku prisiminti daugiau negu savaitę atgal, bet okay. Jo, tokie esminiai turbūt skirtumai yra, aš jaučiuosi apskritai daug brandesnis kaip žmogus. Aš jaučiuosi ramesnis dėl tų sprendimų, kurios priimu. Aš jaučiu, kad ir racionaliai, ir kūrybiškai galiu dirbti. Aš jaučiu, kad daug geriau suprantu visą įmonę, visą verslą kaip sistemą. Pradžiai, sakyčiau, buvo daugiau tokio labai visokių atsitiktinių veiksmų. Tai aš čia biškai kažką čia, o tai kas čia vyksta, kokia čia ta sistema, kur mes čia einam, kokia čia ta kryptis. Tai man buvo sunku sudėlioti tokią kaip puzlę matyti, tą viziją matyti turbūt ir brėžti tą viziją. Tai dabar suprantu, kaip tą daryti. Suprantu, manau, labai gerai užaugo toksai intuicija ir filtras ir gebėjimas pamatyti žmonės. Tai aš sakyčiau taip, tai yra
nežinau kaip lietuviškai išsireikšti, pattern recognition, nežinau kaip lietuviškai išsireikšti. Tendencijų kažkokiu, ar ne? Jo, kaip ten žmonės veikia pagal kažkokius tai besikartojančius veiksmus, tai supratau ir turbūt ir iš savęs stebint, ir save tobulinant, vat, ką stebėt, ką atrast ir ką keist. Tu užsiminė apie keletą tokių dalykų, ką žinai, planuojam pasikalbėti ir užsiminė apie mindsetą, kad tas komandos mindsetas labai svarbus, ar ne, kad ta intuicija irgi išauga, ar ne. Tai tikrai žinau, kad kai samdai, tai labai bandai atvirai samdyti, kuo daugiau tokio, žinai, atvirumo turėti tose atrankose, bet taip pat ieškai ir to vertybinio atitikimo mečo vadinamo, ar ne. Ar yra vis dar situacijų, kai tu samdai ir vadovaujasi intuicija? Gal dabar nebėra, gal anksčiau, žinai, buvo tokių? Geras klausimas. Manau, kad visados yra tas intuicijos momentas, kai labai sunku eiti prieš tą tokį jausmą. Tipo, logika sako, va, matau žmogų, atrodo atitinka poziciją, čia kažkokia, jeigu reikia struktūros, yra struktūra, jeigu reikia kažkokio alkio, yra alkis, bet va tas kažkoks kultūrinis momentas atrodo yra išjungtas. Ir tada ta intuicija sako, kažkas yra ne taip. Ir dažniausiai ten yra kažkokia tai dinamika su žmogum už to, kur per pokalbį galima pajausti, kaip taikysis prie tam tikrų situacijų, kiek turės ten to ownership'o vadinamo, kaip sutars su komanda. Tada aš vis atstengiuosi suprasti, koks tas žmogus yra už darbo ribų per atvirą pokalbį. Nu ir intuicija padeda šito vietoje. Gerai, kokių turiu pavyzdžių, kaip atpažinti, kokie tie dalykai svarbus už darbo ribų, ar ne? Negalim turbūt per samdant nukeliauti iki labai ten kažko asmeniškumo. Dažnai ir kandidatai gali pagalvoti, kad kodėl aš čia dalinuosi savo kažkokiais asmeniniais, ne apie darbą, ne apie patirtį susijusiais dalykais. Tad ko tu ieškai, ko tu klausi? Jo, tai aš ieškau atvirumo. Ir buvę yra nemažai atvejų, tikiu, kad kai galbūt esam gavę grįžtamo ryšio, kad mūsų darbo pokalbiai yra kitokie. Tai tas gali būti ir gerai, ir blogai. bet iš tikrųjų, dėl ko tai gali būti, dėl ko gali būti diskomforto, nes mes iš karto ieškom atvirumo. Nu, tipo, parodyk arčiausią savo tą versiją, kai nieks nemato. Aišku, kad niekad neparodysim tikro savęs, nes kai esam tik su savim, tai tik ten yra ta tikriausia turbūt versija, bet norisi kuo arčiau tos tikrosios versijos. Nes žmonės vėlgi tie paternai, besikartojantis įvykiai, žmonės kartoja tos dalykus, tai norisi per tokias buitinės situacijas, per istorijas, per tos dalykus, kurios darė, kurie įvyko, kad papasakotų, koks tas žmogus yra. Ir tada galima pradėti, nes dažniausiai tos visos, aš čia dirbau čia, dariau tą, ten, tas būna atkalta, iškalta ir iš tikrųjų tai nuobodu. Nes tikrai svarbu, kur dirbai, ką išmokai, bet labiau įdomu, kaip mes dirbsim kartu. Ar turi kažkokių pavyzdžių, kai kandidatai paatviravo ir gal tave šiek tiek nustebino, tai ką išgirdai? Galbūt nustebino, kiek baimės buvo atviriau kažką pasakyti vienais atvejais, o kitais atvejais nustebino, kaip buvo visiškai va taip, jo, aš to galiu papasakoti. Ir aš taip, wow, aš to ir noriu, žinai. Ir aišku, ten nereikia eiti su klausimais į kiekvieną tamsiausią koridorių ar asmeniškiausią dalyką, bet visat norisi eiti toliau negu tas, tai papasakok savo paskutinės 3 darbo patirtis. Tas irgi yra įdomu, bet tada geriau apie kažkokią situaciją, kas tau kėlė pyktį, pavyzdžiui, kas tau kėlė laimę. Ir tada galima geriau suprasti tą žmonių dinamiką, nes kodėl aš galiu drąsiai kalbėti apie tai, todėl, kad tai veikia. Reiktų klausti mano komandos, bet didžioji dauguma, ką sako, kas fainiausia yra pas mus, tai yra žmonės. Tai reiškia, mes tą filtrą kažką, iš tikrųjų yra tiek daug skirtingų žmonių, bet tas filtras magija veikia.
O kalbant apie žmonės, ar ne, ar čia turbūt daug kas dabar kalba apie tą cultural fitą, kažkokį vertybinį atitikmenį. Ir aš manau, kad galimai dalis prisidengia šitom visom savokom, todėl, kad ieško labai save panašių žmonių ir tada yra lengva pasakyti, kad tokia yra mūsų įmonės kultūra, mes ieškom tokių pačių, ar ne? Ką tu apie tai galvoji? Ar turi kažkokią nuomonę šitų klausimų? Geras. Visų pirma, tai jeigu įmonė nusistatė, kas yra tas kultūrinis atitikmuo, cultural fit, aš manau, kad tai yra gerai. Tik tai reikia gilintis, ką tai reiškia. Pas mus yra keletą dalykų, ką mes esame įsivardinę, kas mums yra svarbu. Tai atskaitomybė, growth mindset, auginantis mąstymas. Startup pace ownership, tai reiškia, kad mes esam startupas ir čia greit dalykai keisis, tau reiks adaptuotis, chill. Ir, kaip lietuviškai, collaboration, bendradarbystė. Tai ieškom šitų, kad būtų check, yra. Nes jie atsako į esmę, ta prasme, jeigu žmogus nenori augti, tai tu niekaip nepriversi žmogaus augti. Jeigu sunkiai kolaboruoja, tai man toks kultūrinis fitas yra būtinas, bet man atrodo, įdomų dalyką, ką, nežinau, ar tą turiu omeny, bet jeigu aš ieškau visiškai tokio pat kaip aš, tai man čia raudona vėliava yra, nes kai vadovas, tu turi dengti savo silpnybės. Su kultūriniu fitu, jo, tai tas check, bet, jeigu kažkas yra labiau žmogus su vizija ir mažai struktūros, tai šalia reikia žmonės, kad padėtų atsvertų tą struktūrą. Dažniausiai tendencija, jeigu žmogus yra itin struktūriškas, tai su kūryba gali būti sunkiau. Arba su tokia laisva kūryba, tai, žodžiu, neįsiplečiant. Jo, bet labai suprantu, aš pati, kai samdau savo komandą, visada pagalvoju, aš aišku, man nuostabiausia yra dirbti su tokiais kaip aš greitai komunikuojančiais, šiaip greitais žmonėmis ar ne labai orientuotis į rezultatą, bet man visada galvoju iš tos perspektyvos, ko komandai trūksta, kokia dalelė galbūt nėra padengta. Tu irgi užsiminiai apie mindsetą ar ne, apie tą vertybinę visą pagrindą. Ir dažnai samdant yra svarbu ir patirtis, ir kompetencijos, ir vertybinis visas atitikmuo, ar ne? Ar yra tekę kažkada rinktis? Žinai, pradėjai atranką, pradėjai samdyti ir galvoji, kad ieškai ir patirties, ir vertybių atitikmens. Ar kažkam kompromisą darė ir kažką vieną rinkaisi? Jo, kelis kartus lipam ant grėblio ir sakėm, darom kompromisą. Nėra tas žmogus X kultūrinis fitas, bet matom, kad pavarys. Aha, kad patirtis stipri. Jo, stipri patirtis, kad rolė atitinka ir kad eis stipriai į priekį. Ar pasiteisina? Ir einat stipriai į priekį, bet kultūrinis tas atitikmuo, jisai ką daro, jisai valgo energiją žmonių aplink. Ir tada, ar tai yra pakankamai geras trade-offas, kaip čia... Mainai, ar pakankamai geri mainai, kad labai gerai kažką daro, bet valgo kitų energiją ar suteikia labai daug trinties. Gal kartais ir įmanoma, mums istoriškai tai labai trumpalaikiškai tik pasiteisina. Ar jeigu vėl reikėtų atsidurti tokia, žinai, situacijų, kur reikėtų rinktis, ar ne, negali abiejų turėti, ar vis dar taip pat rinktumeisi? Ne. Aš statau ant mindseto. Okay. Nes, jeigu yra tam tikros savybės žmoguje, ras sprendimą, išmoks, eis į priekį. Patirtis, aišku, be galo svarbu, jo, bet tas kultūrinis fitas, mindsetas yra maratonas. Ar buvo kažkada, žinai, tau situacijų atrankų, kai per pokalbius tau kandidatas atrodė atitinkantis viską, ar ne, atrodo puikus mečas, pradėjus dirbti atrodo, kad visgi ne, žinai, kalbant apie visus kažkokius vertybinius, žinai, aspektus? Buvo. Bet taip giliai viduj, dabar pareflektavus, buvo abejonė. Bet tik tai ją taip
nusistumė į šoną, tada ir esu čia daugiausiai prasileidęs, pavadinkim, dėl tokio, kad labai kaip, tipo, žmogiški geri, kaip čia, toks ryšys gali lengvai žmogiškas statytis ir tada galima biškai nematyti tos darbo execution dalies. Mhm. Kas tuo metu, žinai, buvo tai, kas kėlė nerimą? Ką sakai, kad, žinai, gal pastumė į šoną ir nematei? Kas tai buvo? Kažkokios savybės, nežinau. Mano atveju, jeigu atvirai, buvo tokių, ką pats turėjau daryti, bet nedariau. Gal bandžiau outsourcinti tam tikras vietas, kur daugiau ten pastum, daugiau paformuoti, daugiau pačiam įlysti kažkokį tai kažką naujo išmokti. Bet, jeigu tai per save žiūrint, gal. Manau, kartu, manau, ir su co-founderiu, bet čia turbūt čia ne iš blogos intencijos, bet ne iš nepatirties, kad bandėm outsourcinti vietas, kur patys turėjom daryti tam tikrus dalykus, imtis tam tikrų sričių, pasidalinti ten visą tą vadybą, organizavimą darbo ir tada bandėm kompensuoti kitais žmonėms jų gebėjimais, tada jie netiko, nes kaip ir vidinis turbūt jausmas, kur sako, tau ten reikia daryti ir tu, žinai, bandai kažką. Tai toks galėjo būti, bet taip pat, ir tiesiog nepataikėm su žmonėm. Ar tu iš tokių gal nepavykusių tokių, žinai, hairų pasamdymų kažko išmokai? Kažką išmokai tokio, ką dabar jau taikai arba kažką kitaip darai? Jo, labai labai retų atveju iš vieno kandidato rinktis. Čia turi degti užpakalis kaip reikalas, kad jau iš vieno rinktis. Yra tai buvę ir pataikėm. Labai dėl to džiaugiuosi. Buvo pataikėm, bet dažniausiai tai yra spastai. Mes, žinai, taip sutverti esam, kad, tipo, žinau, kas yra pyktis dėl to, kad žinau, kas yra laimė. Reikia visados tos atsvaros ir žinau, kas yra geras kandidatas, tai roliai, nes turiu su kažko palyginti, nes puikių daug žmonių yra, bet yra rolė, yra kultūra ir reikia tą surasti. Taip, niekad ne iš vieno nesirinkti. Gerai, o įsivaizduok situaciją, kad samdai dizainerį, tu dizainerių esi jau 10 matęs per visą savo patirtį, bet šį kartą tu turi tik vieną šitoje atrankoje, vienintelį, kuris kaip ir žinai, kad tinka, bet jis yra vienas. Tai ar tu priimtum tą sprendimą, kad okei, vis tiek samdom, žinai, ar vis tiek sakytum, kad palaukiam, žinai, pasižiūrim, kas dar yra? Labai priklauso nuo situacijos, turbūt. Dabar, ką pasakėjai, yra reali situacija. Tai šiai dienai važiuojam. Nes kodėl? Nes turėjom nemažai pokalbių su dizaineriais per pastarį laikotarpį ir nesvarbu, kad jeigu yra ir vienas iš ko, kas mums tinka, kandidatui ar kandidatijai tinka, tai jo, nes, kaip čia, tai yra, jo, patirtis jau sako, kad su daug prabendrauta, suprantam, ko norim, labai aišku, ką reikia padaryti, jo, tokiais atvejais viskas, man atrodo, Gal jeigu tai yra, pavyzdžiui, nauja rolė, kažkurio momentu mes nusprendėm, kad jau metų eilė praėjo, reikia kažkas būtų atsakingas ar atsakinga už finansus įmoniai. Tai kai buvau tokia nauja rolė, atrodo, reikėjo daryti platesnę tą apklausą, bet jinai iš tikrųjų nebuvo labai plati, bet čia buvo vienas iš to atvejų, kai susitikom. Ir kažkodėl buvo aišku, čia viskas, nieko, nereikia ką tęsti. Čia buvo tas intuicijos momentas. Ir manau, per karjerą visiems tai turėtų bent jau kartą atsitikti. Ar taip spėčiau, kad atsitinka. Okay. Grįžtant gal prie visų tų, žinai, pamokų, tai tas nesamdymas iš vieno ar ne, tai jau dabar supratau, kad yra išimčių ar ne, bet ar yra kažkas dar, ką išmokai? Ant kultūrinio atitikmens, ant cultural fit, jokio kompromiso daugiau. Tipo, arba jei yra, taip, šnekam toliau, nėra, nešnekam, viskas. Per daug pamokų jau. Kaip tau yra drąsu kandidatam pasakyti, kad jie neatitinka kažkokio, žinai, kultūrinio apibrėžimo arba ten, žinai, jūsų vertybių, kurias jūs turit?
Aš kuo toliau, tuo atviriau bendrauju gyvenime, nes suprantu, ką galiu kontroliuoti labiausiai, tai savo reakciją, ne kito žmogaus reakciją. Tai jeigu manęs paprašo atviro feedbacko, tai aš pasakau viską, ką galvoju. Dažniausiai gal tikrai esu praleidęs turbūt po tų pokalbių, ypatingai, kur dažniausiai būna, aš tiesiog einu kartais į vieną kitą pokalbį, ten cultural fit, tada jau komanda kažkas toliau perima, derina, bet dabar jau, jeigu aš atsakingas už to žmogaus pasakymą taip ne, tai aš tiesiog parašau ne ir kodėl. Neturiu problemų sakyti atvirai. Ok. Aš šiaip kartais susiduriu, ypač gal pastaruoju metu su tokiam situacijom, kur atrodo bijoma kandidatų iškomunikuoti gan atvirai, kad jis tiesiog kažkokių vertybinių aspektų neatitinka, ko įmonė ieško. Ir ta baimė gal pagrįsta tuo, kad paims parašys, postą LinkedIn'e, arba paliks blogą atsiliepimą. Ir kažkaip tas fokusas ten toks nukelia ir tada atsiranda ta baimė, kad kiek to atvirumo norisi. Tai aš tada vis sakau, kad tai reikia kandidatų klausti, kiek jie nori grįžtamą ryšį. Kai pradėjau šito klausti, prisipažinsiu tikrai ne nuo pat savo patirties rekrutmento pradžios, bet kai pradėjau šito klausti, supratau, kad didelė dalis kandidatų net nenori. Jiem tiesiog yra svarbu sužinoti, kad jie nepraeina toliau, bet ar jie nori labai atviro grįžtamo ryšio, kodėl yra tokių atsakymų, kur sako nelabai. Kas iš tiesų šiek tiek stebina. Man irgi keista. Bet pasirodo yra. Bet čia tas augimo mindsetas. Man būtų smalsu. Tipo, kodėl? Kad ir trumpai, žinai, tipo. Man buvo kilus tokia mintis, kodėl, ar ne? Ir aš taip galvoju, kad galimai galbūt ir dėl to, kad gal patys kandidatai neturi intereso toliau tęsti. Tai tada kaip ir koks skirtumas, ar ne? Man vienas bičiulis yra anksčiau tokią gerą labai patarimą mintį davęs, sako, ar tau tikrai rūpi visų žmonių grįžtamasis ryšys arba visų žmonių nuomonė. Tai va čia turbūt galbūt gali būti tas pavyzdys, kad tiesiog kandidatai nėra suinteresuoti būtent to vadovo arba tos įmonės nuomonė ir grįžtamo ryšio. Ir tas gali būti. Bet gerai, jeigu kodėl, žinai. Tu dar užsiminei irgi, kad tas atvirumas tau svarbus, ar ne? Tai aš suprantu, kad yra tas, žinai, atviras bendravimas, siekis to atvirumo gauti, išgirsti iš kandidatų, bet kiek tu pats atvirai daliniesi, žinai, komandos kažkokiais iššūkiais, pačia pozicija. Ar yra buvę, žinai, tokių atvejų, kur galvoji, gal per atvirai pasidalinai, arba ten per daug detalių papasakai ir ten kandidatai galbūt išsigando? Kandidatai, ne komanda, ne, mes apie naujus žmonės kalbam. Aišku, kad vien jau, kad esu ten, kur esu, tai pasako, kad aš greičiausiai, kad nebūsiu tas, kur susitinku ir sakau pačius blogiausius dalykus ir einu į ten pesimizmą, žinai, pasibėdavot apie kažką. Tai tokį racionaliai su optimizmu. Visada, bet aš sakau, nebijau pasakyti tam tikrų dalykų, nebijau pasakyti, kad, žiūrėk, čia yra startupas, yra visados tam tikra ten rizika, ne, ypač ten, žinai, visokių tų laikų yra buvę ir yra, žinai, samdėm laikotarpių, kaip mes turėjom ten atleisti 14 žmonių, nes reikėjo rekalibruoti save ir tada jo buvo klausimų, čia girdėjau tą, tai gerai pakalbam, pasakysiu viską, kaip yra. Jo, dabar yra taip. Ar mes matom kelią į priekį? Taip, mes matom kelią į priekį. Tau rinktis, pasitikė manim ar ne. Jeigu ne, tai ne, aš negaliu to pakeisti, žinai. Tai aš einu į tą atvirumą. Aš manau, kad tai yra... tai yra kelias, žinai. Nuo pat pradžių. Ar tu turi kažkokių savo tokių, nežinau, top klausimų, kažkokių signature, irgi nežinau, kaip čia tiksliai lietuviškai pasakyti, bet klausimų, kuriuos tu mėgsti užduoti kandidatams? Jo, vieną, kurį dažnai, kuris pirmą atėjo į galvą, tai žinai, tai suda klausimas būtų, įsivaizduok, dabar čia sėdi tavo kokie nors 2 buvę kolegos, arba vienas, praeitam darbe,
kuriem tu nepatikai labiausiai iš visų ir buvo kažkokios trinties. Dėl ko buvo tos trinties? Tai čia toks, žinai, kelias suprasti gal tokio biški self-awareness, kaip čia savęs supratimo, kito pajautimo, ir tada stengiuosi, kad tu apibūdintų elgesį kažkokį, kad tai nebūtų ten pagalvojimas, nu žodžiu, per kokį elgesį ar... Bet ar tu vertini, žinai, vat koks yra teisingas atsakymas? Ar teisingas atsakymas yra, jeigu tiesiog žmogus pateikia pavyzdį kažkokio elgesio, net nesvarbu, koks tai elgesys buvo? Ne, man čia gal atrodo toks, nėra teisingo atsakymo. Turbūt yra atvirumas, dėl ko aš galvoju, kur man reikėtų paauginti save labiau. Okay. Arba dėl ko, ką aš darau, pat atėjus, žinai, pas tave dabar, gali ir kitiem būti. Aš noriu, kad tu apie tai žinotum, žinai, nes, pavyzdžiui, gal, žinai, nežinau, ten kartais turiu mažai kantrybės ir labai pušinu ant, vat, būtent tos datos. Gal toks kažkoks buvo, žinai. Kita yra, atsimenu, mane taip maloniai suveikė, nes buvo toksai, sako, nu, žinai, gali būti, kad kartais gal per daug kalbu. Nu, ir toks buvo, kaip čia, net šypsenas sukėlė. Ir tai nėra, kad tai blogai aš pagalvojau, nu, man, tu pripažįsti tai, žinai, nu, ir taip. Tai čia vėl apie tą atvirumą, žinai. Tai toks va klausimas šuoja galvo. Ok. Kalbant apie tą, žinai, atvirumo irgi temą, tikrai, žinau, esi turėjęs patirčių, kur tavo komandos nariai, kolegos turėjo kažkokių, žinai, ir asmeninių iššūkių asmeniam gyvenime. Kaip tu manai šiaip, kiek vadovai turėtų gilintis, kiek turėtų, žinai, padėti kažkokiais atvejais, kai problema, žinai, yra darbuotojo asmeniam gyvenime, nesusijęs, žinai, su darbu. Kiek tu manai, žinai, kiek vadovas čia turi įsitraukti? Jo, aš dabar prisiminiau turbūt patį didžiausią įvykį iš tų, kurių mačiau, kad atsitiktų kažkam asmeniniam gyvenime. Ar tu gali papasakot? Nu, aš manau, kad galiu. Nesupyks turbūt ant manęs, nes labai sąmoningas ir protingas žmogus. Tai buvo, tai va, bet čia gal iš to konteksto, kiek vadovas turi gilintis ar eiti, nu... Man atrodo, kad turi iki tam tikro ligmens ir turi būti tas toksai, nu vis tiek žmogiškumas supratimas, kad visiems visko atsitinka gyvenime ir yra periodų, kuriuose žmogus gali turėti asmeninių iššūkių ir tą reikia suprasti, tą reikia palaikyti. Žinoma, kol tai ne asmeniniai iššūkiai nėra kiekvieną mėnesį 3 metus. Tada jau yra paternas, kur jau kažkas jau ne, turbūt, žinai, bet jeigu pažįsti, supranti, žmogų yra, nu, žinai, pasirodo darbe, dirba, deliverina, komandiškai taip toliau ir tada kažkas atsitinka, tai vienas iš tų atvejų mes buvom skambutyje, Zoom'e ir gavo kolegė skambutį, kad artimas žmogus išėjo iš gyvenimo. Tai va čia buvo toks stiprus labai momentas, atsimenu kaip dabar, tai tuo metu, nu ten maksimaliai supratimas buvo, mes ir aš, co-founderis, sakėm, padarysim viską, kiek reikia laiko, tiek imk. Nes čia, nu tiesiog, čia elementarūs tokie žmogiški dalykai, čia yra žmogiškumas, supratimas, jo, tai turbūt viską, ką galėjom, būtume padarę tuo metu ir darėm viską, bet nebuvo kažką, ką ir tuo pačiu galėjom padaryti, apart to, kad palaikyti, suteikti erdvės laiko. Ne, čia turbūt ta žinai situacija, kur tu nelabai ką gali pakeisti, tu gali maksimaliai kažkiek empatijos rodyti, palaikyti, bet kažkokio pokyčio tai čia neįmanoma tikėtis. Ar tu esi susidūręs su žmonių perdegimu, arba, žinai, galbūt situacijom arti perdegimo? Jo, ir aš čia turiu tokį nepopuliarų atsakymą turiu šito klausimą. Nu, įdomu, kas tas nepopuliarus atsakymas. Perdegimas, man atrodo, yra toksai akumuliuotas dalykas, ne tik darbo,
Pagal asmeninę patirtį, ką galiu pasakyti, kad tas perdegimas labai labai dažnai siejasi su to, kaip aš sutariu su žmonėm aplink. Santykiai. Darbe, namuose. Tai jeigu santykių dinamika gera su kitais ir su savim, man asmeniškai to perdegimo tikimybė yra daug mažesnė. Tai man perdegimas yra labai labai daug apie santykius. Ir aišku, tada apie visokius bazinius dalykus pa žmogų, ko nei aš mama, nei tėtis, kas sakyčiau, ar tu miegi naktim, žinai. Kaip valgai, ar sportuoji, žinai. Tai mes esam tas ir visas rutina, kuri ateina ir į darbą, žinai. Taip, aš suprantu, kad būna ten eilės darbo valandų, kai žmonės jaučia atsakomybę ir ten varo. Tokių atvejų irgi būna, žinai. Aš nesiginčiu dėl šito. Ir esame matę, ir aš pats mačiau, kai tikrai manau, kad žmonės elgiasi teisingai ir buvę keletą etapų, kur sako, jau nebepavežu. Bet ten tikrai buvo nuo per didelio kiekio darbo valandų. Tai šito reikia vengti ir aš kažkurio momentu pats suvokiau, kad jeigu aš dirbsiu 16 valandų per dieną, čia yra visiškai neproduktyvu. Čia yra produktyvumo teatras. Tai nesi tos 996 kultūros palaikytojas ir ambasadorius? Aš nelabai suprantu, ką reiškia work-life balance yra life. Ir tada tu turi x valandų per dieną, tu turi prioritetus ir tu gyveni pagal juos. Tiksliau, aš turiu prioritetus, aš gyvenu pagal juos ir čia yra life. Tas paskirstimas, tik tai tiek dirbti, tik tiek miegoti, tik tiek anas, čia yra kažkokie rėmai, kurie veda, žinai. Tai reiktų žiūrėk, kiekvienam reikia savo formulę surasti, ne? Aš savo radau, jinai man veikia. Kokia tavo formulė? Tai aš turiu x valandų per dieną ir aš tada žiūriu, kas yra mano prioritetai. Dabar man prioritetai gyvenime yra, aš turiu būti išsimiegojęs bent 7 valandas. Aš turiu būti pasportavęs 6 kartus per savaitę. Aš turiu valgyti paprastą, bet kuo daugiau namuose gamintą maistą. Aš turiu tam tikras savo rutinas, higieną, kur aš ir planuoju ir dėlioju. Gal aš neturiu labai daug ten, žinai, laiko su draugais, bet kažko reikia atsisakyti. Bet apart to aš jaučiu, kad čia mano gyvenimas, man jis patinka. Man patinka eiti į darbą, man patinka turėti keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną. Žodžiu, tas receptas keičiasi per laiką, bet yra baziniai dalykai, kurie nėra ką šnekėti. Tai yra miegas, maistas, judesys ir santykiai su žmonėm. Tai susidedi šitą į prioritetą ir darbe net tada geriau sekasi. Čia mano yra atradimas po beveik 40 metų jau gyvenime. Ar tu su šito savo formulę receptų daliniesi su daug žmonių savo aplinkoje? Visi tavo komandai šitą žino? Ar visi komandai? Ne. Okay. Ten per kokį visų susirinkimą šito nesakau, žinai. Bet tie, kas arčiau, tai tikrai žino. Tai dabar jau visi žinos. Tava žino. Reikia dirbti visą parą. Kas turbūt, žinai, su ko aš susiduriu, žinai, dažnai ir tikrai ir šiemet, gal ar 2 ar 3 jau šiemet buvo kartai, kai sulaukiau klausimų, tiesiog prašymo patarti iš vadovų. Šiek tiek skirtingos situacijos, bet jų darbuotojai susiduria gal su tokiais asmeniniais kažkokiais, žinai, asmeniniam problemom, kas labai smarkiai pradeda įtakoti jų performance ir darbą. Mes nekalbam apie tokias netektis ir tokios didelės, žinai, su labai sukrečiančius įvykius, labiau darbo organizavimą ar prioritetus ir tada, žinai, vadovų turbūt klausimas pagrindinis būna, kur yra geras balansas arba riba, kiek aš čia turiu palaikyti, kiek padėti, kiek duoti laisvės, laiko poilsiui, o kiek jau aš turiu žiūrėti savo verslo prioritetų ar ne, rezultatų. Tai ar tu turi čia kažkokį atsakymą? Jo. Tai
darbas yra svarbu, performant yra svarbu, kad ir aš įvardinau savo tą receptą, bet mano recepto dalis yra tam, kad aš performinčiau. Tai sakiau, kažko reikia atsisakyti, ne? Tai aš esu atsisakęs daug laiko su draugais. Tikrai neturiu aš to jau ilgą laiką. Tai, bet gerai, kad co-founderis vienas artimiausių žmonių, žodžiu, taip gaunas, ir dirbam, ir draugaujam. Tai receptas yra toks, grįžtant prie to, kaip sakau, ieškai cultural fit ir eini atvirumą suprast, apie ką yra žmonės, ne? Jeigu žmogus yra disciplinuotas už darbo ribų, jeigu ten turi kažkokią rutiną, jeigu daro kažką nuolatos ir nuosekliai, tai tą patį skillsetą atsineš ir čia. Jeigu gerai savo gyvenimą organizuoja už darbo ribų, gerai organizuos ir darbą. Tai ta tolerancija man skamba kaip tu turi forsuot kažką, žinai, tu dabar gyvenk taip, tu daryk taip, aš nei tėtis, nei mama, žinai. Aš galiu patart, galiu pasidalinti, gal aš noriu ir mokytis iš kitų žmonių, aš noriu net kitesnių už save tam tikrose vietose. Tai gal čia visų pirma reikia, kad neužsimt auklėjimu, o imti ir dirbti su žmonėm, kurie gali net ir išmokyti mus kažką. Okay. Čia toks nuskambėjo kaip toks vienas iš pagrindinių patarimų, žinai, kitiem. Bet aš matyt panašiai galvoju. Jeigu taip tau reikėtų iš to, ką mes šiandien, žinai, aptariam, reikėtų apibūdinti, išskirti kažkokius keletą galbūt dalykų, ką tu norėtum, kad kiti išsineštų? Jo, tai tas dar ko nepasakiau, su paskutinė mintim noriu pasakyti, kad mano suvokimas yra, kad kai aš tariuosi su kažkuo, kaip mes dirbsim, svarbiausia susitarti dėl tikslo ir rezultato. Ir mes tada būdu pasirašom ant jo, kad šito sieksim. Ir tada kaip jau tą sieksim, žinai, tada ten kalbant apie kiek ten kištis, kiek ten nesikišt, tai tampa jau kiti dalykai. Okay. Tai turi būti aišku, dėl ko visi dirbam. Jo, kas, kaip ir kodėl. Tai visai pabaigai, koks buvo tavo geriausias sprendimas priimtas samdant, kurio labiausiai didžiuojas? Ar tu manęs prašai, kad įvardinčiau kažkokį žmogų vieną? Nežinau, jeigu tas žmogus, jeigu tu manai, kad tai svarbu ir tai yra tikrai geriausias sprendimas, tai gal jis įklausys ir labai apsidžiaugs. Žinok, dėja pasakysiu, ir čia yra ir tuo pačiu skaudu, bet vienas geriausių buvo sprendimų pakeisti didelę dalį komandos. Ir tada iš vidaus pakelti ar įveiklinti, įdėti, žinai, sutart vadovavimo vietas ir taip toliau ir iš esamų. Tai realiai netiesiogiai atsakau į klausimą, nes vieno žmogaus įskirti nenorėčiau. Iš tikrųjų net negaliu, nes tiek daug dabar ta komanda, kokia dabar yra, tai man akis ten žibo ėjus ir aš neperdedu. Ateinu ir sunku patikėti, jeigu atvirai. Okay. Aš manau, kad jie bus labai laimingi, kai girdės šitus žodžius dabar. Aš tikiuosi. Jo, okay. Tai vienas tų geriausių sprendimų buvo iš vidaus dabar, ir visas, ir mūsų tas, ir vadovybė, ir žmonės tam tikrose pozicijose, yra tikrai wow. Ir kartais nebūtinai reikia ieškoti išorėje, čia turbūt dar esminis momentas. Aš labai tikiu tuo, kad užauga žmonės, jeigu nori augti. Kiek laiko reikėjo prieiti tokio sprendimo? Turbūt atidėliojau kokius 1,5 metų. Suvokiant dabar, gal, ne, matėsi, metai 1,5. Bet ne tai, kad buvo, aš nežinau, man atrodo, tuo pačiu manau, kad to ir reikėjo, nes gal suvok, suprast ir tada situacija lėmė ir tada net galvoju, kad padėjau ir kitiems tuo atveju, nes esmė, kad nėra žmonės ten blogi kažkokie, bet esmė, kad yra įmonė auga, evoliucionuoja, yra pozicijos ir tiesiog vieni kiti labiau tinka. Ir čia yra esmė. Ir tada padedi kitą kartą ir kitiems. Eiti keliu.
Čia turbūt tas geras priminimas, kad tai yra tiesiog kažkokie mainai, darbo santykiai ir jie evoliucionuoja. Jeigu pradėjai nuo vieno susitarimo, po 3-4 metų tai gali keistis. Taip, tai ypatingai startupė, tai turbūt jo, mes ten viską keičiasi dalykai, bet dar vienas momentas, mes kaip žmonės per kelis metus galim labai pasikeisti. Ir ką aš pasakiau prieš 4 metus, tai nebūtinai šiandien ar tu ar aš taip galvojam, taigi mes evoliucionuojam, mokomės, plečiam savo pasaulėžiūrą, tai man atrodo, čia yra visiškai normalu. Kalbant apie tą visą augimą ir mokymąsi, kokie gal paskutiniai dalykai, ką tu išmokai apie darbą su žmonėm ir kuo norėtum su kitais pasidalinti? Aš esu skaitęs daug, girdėjęs per podcastus, seminarus, žinai, kad viskas yra žmonės, žinai. Ir tada anksčiau būdavo, žmonės, žinai, bet nesuvokiau to iki galo. Ant kiek ta žmonių dinamika komandoje, bendruomeniai yra pamatas, bazė, aš nesuvokiau labai ilgai. Ar tai bus šeima, ar nevyriausybinė organizacija, ar verslas, ta žmonių dinamika ir ką jie kartu gali padaryti. Wow, koks čia yra mokslas iš tikrųjų. Ir tuo pačiu turi būti paprasta. Aš dabar visiškai esu įtikėjęs, kad geriausiai performanti komanda turi žiauriai gerus santykius. Bet tai nereiškia, kad ten, žinai, sėdė apsikabinęs visą dieną ir nieko nedarai. Tai reiškia, kad yra geras kontaktas, galima ir pasijuokti, žinai, ir tada jau kai daryti, tai, žinai, padaryti. Turbūt čia, žinai, apie pasitikėjimą. Visiškai. Gerai. Tai ačiū tau, buvo labai įdomu. Ačiū tau.